Pamatysim, kokios socialinės inžinierijos gudrybės čia naudojamas. Įsivaizduokim, ataka prasideda ten, kur atrodo turėtume jaustis saugiausi profesionaliuose tinkluose, kaip antais LinkedIn. Programišiai tiesiog apsimeta įdarbintojais ir smogia ten, kur žmonės yra galbūt labiausiai pažeidžiami, kai ieško naujų karjeros galimybių. Ir koksgi jų planas? Na, jis gana paprastas, susideda iš 4 žingsnių. Pirmiausia, aišku, reikia nusižiūrėti taikinį. Tada užmegzti kontaktą, sudominti tikrai viliojančių pasiūlymų. Trečias žingsnis – pateikti tą suklastotą darbo pasiūlymą. Ir galiausiai 4, pats svarbiausias žingsnis – išsiųsti kodavimo užduotį. Būtent čia ir slypi visi spąstai. Bet kasgi tie taikiniai? Tikrai ne bet kas. Programišiai taikosi į pačius geriausius – Web3, kriptovaliutų, blockchain kūrėjus. Ir kodėl būtent jie? Atsakymas paprastas.